Sveiki, mano brangieji, šiandien vėl rubrika Taroskopas pamėnesiui, dabar Šaulio ženklą atstovams. Parabalsavote, kad norite vėl mėnesinių prognozių. Tai prie jų ir grįžtu pagal galimybės. Taip, šitas savaitinės irgi darysiu, galbūt nedėsiu į YouTube, tai galėsite rasti TikTok'e, irgi followinkit, prašom, ir TikTok'ą. Taip, ir pradedam tuomet nuo išprotėjusio mėnulio taro kaladės. Jūs jau žinote, kad irgi mintimis galite prisijungti prie Visatos informacinio lauko ir užduoti klausimą, ar kažkokią intenciją, jeigu turite problemą, dilemą, kad šios prognozės metu jūs išgirstumėte atsakymą arba patarimą į jūs kamuojantį ar jums rūpimą klausimą. Taip, ir mes kartu pradedam. Šauliai, kas laukia rugsėjo mėnesį. Pirma korta yra 4 taurės, antra korta kardų pažas ir trečia korta yra 6 pentakliai. Taip, 4 taurės. Čia, aišku, išprotėjusio mėnulio taro kaladė šiek tiek, kitoks kontekstas negu Raiderio Vaito klasikiniai kaladai. Čia žmogus kaip ir turi tas 4 taurės pilnas, bet jam ant tiek yra nuobodu, ar jisai yra kažkokioje apatijoje, vangume, ar jam nieko nereikia, jisai jau visko prisisuoti, nes kad jis tiesiog, matot, ima ir išmeta specialiai tą taurę. Kaip ir jam visko per daug. Yra prisisotinimas nuo gyvenimo kažkokių tai malonumų, viskas įgryso iki gyvo kaulo, iki gerkliai stovi, kaip sakoma. Ir žmogus jau nebežino, ką daryti. Tai arba tokia būsena šiek tiek mėnesio pradžioje jūs užklups ir jausitės iš tikrųjų, kad jums visko per daug, jau nieko nesinori, ar tai apatija, ar tai vangumas, nenoras nieko daryti. Galbūt jums gyvenimas ir siūlo kažką, tai ten visą laiką kažkas jūs bando kažkur galbūt ištraukti, kažkur tą pasiūlo, aną pasiūlo, bet jums jau ant tiek nieko nesinori, jūs jau tiek prisisotinę visko, jums taip neįdomu, jūs jau norite kažko kito, patys negalite nuspręsti ko, ar nežinote ko, tokia būsena, supratote, gali jūs aplankyti. Taip, ir antra korta tai yra kardų pažas. Kardų pažas tai yra priekaištai, pretenzijos, konfliktai, santykių aiškinimasis, galbūt vėlgi už viso to, už jūsų tokio apatinės būklės, tokios, kad jūs nieko nesinori jum, galbūt irgi iškart išgirsite šeimos narių priekaištus. Žinoma, niekam nepatinka, niekas iškart nesupranta, nes kai šeimos nariai kažkas tai sako, tenai būti vaikai, mama, važiuojama ten, einam ten, partneris ar vyras ten, davai, einam, darom tą, ar ten varom ten, pas draugus, pas dar kažką, jūsų būsena gali būti tokia, nieko nenoriu, niekas neįdomu, nenoriu nei pas draugus, nei pas tėvus, nenoriu ten nei kažkokią akvaparką, nei ten kažkur tai, nežinau, ten sodybą, į sodą, dar kažkur, nieko nenoriu, nieko nesinori. Ir dėl to iškart gali atsirasti priekaištų. Iškart šeima nesupranta, iškart jūsų tokios nuotaikos, tokio būsenos tokios ir prasideda pretenzijos ir jau čia mes iškart galim pamatyti ir identifikuoti, ar mes iš tikrųjų turim tos šeimos tokią paramą iš to mūsų supratimą, geriau pasakyti, ten iš vaikų, iš antros pusės, ar gali iškart mūsų suprasti, ar iškart pradeda taip mūsų jau pjauti kažkokiais savo priekaištais ir komentarais. Tai bet čia trečia korta yra 6 pentakliai. 6 pentakliai tai visada apie paramą, apie palaikymą. Tai tokį galbūt labiau jinai eina į tokį finansinę palaikymą ir paramą. Tai šitą kortą sako, galbūt jums reikės vėlgi, kad išeiti iš jūsų tokios būsenos, save taip
patampyti ir užsiimti kažkokią visiškai kitokią veiklą. Galbūt čia jums patarimas šitos kortos: užsiimkite kažkokią labdaringą veiklą, kažkokią tarnystės veiklą, kai jūs galite kažką padėti, paremti, galbūt, jūs turite kažkokį ypatingą gabumą, sugebėjimą, kažkokią savo paslaugą jūs galite teikti neatlygintinai, kažkam tai, kam dabar reikia tos pagalbos, jūs galite suteikti. Tai, ir moralinę pagalbą, ir finansinę pagalbą pagal šitą kortą. Ir savo, irgi ir fizinę pagalbą. Galbūt jūs negalite finansų skirti kažkam, tai paremti, pagelbėti, kažkokį fondą, sakykime. Tai galbūt jūs galite paremti kitaip, jūs galite atvažiuoti ir padėti kaip savanoris, kažką sutvarkyti, kažką suorganizuoti ir taip toliau. Tai šitas patarimas: išeikite į kažkokią kitą veiklą, tokią prasmingesnė, tokia veikla prasmingesnė, altruistinė veikla, ne tik jau jeigu jūs prisisotina iš tikrųjų tų visų kasdienių pramogų, taip sakant, kada reikia ten su vaikais važiuoti į kažkokius ten parkus, akvaparkus ten ir ten kažkokius pramoginius dalykus, ar visą laiką jūs važiuojate ten pas tėvus, arba ten pas draugus kažkur, tai irgi ten, aš nežinau, pasisėdėjimai, kažkokie ten šašlykai, baliai, festivaliai, tai galbūt jūs ir iš tikrųjų jau to būsite jum čia per daug iki gerklės. Taip, bet tuomet reikia atsigręžti į tokias veiklas ir galbūt jum pavyks ir save iš tos apatijos iškart su tokia veikla, tokia prasmingesnė, kurio jūs jau matysite tą tokią vidinę prasmę, altruizmą, tą tokią tarnystę, jūs jau galėsite suteikti kitiem ir iškart jums palengvės ir jūs jau pasijusite visai kitaip. Taip. Ir aš imu tokią auksinę kaladę sekančią. Ir žiūrim toliau. Šauliai, kas jūsų laukia. Toliau. Šauliai. Rugsėjis. Taip, tai korta lazdų riteris, tai korta 10 pentaklių ir tai korta 4 lazdos. Visos 3 kortos yra nuostabios. Jau tai yra lazdų riteris apie įkvėpimą, apie motivaciją, passion, matot, pavadinimas, pagrindinis žodis. Tuomet, kai jūs kažkokia aistra, jau užėmė aistra, tai apie ką aš kalbėjau, galbūt jums pavyks atrasti kažkokią veiklą, kuri jūs įkvėps, motyvuos ir išaugs tą vidinę ugnį, įžieps ir uždegs jūs vėl iš vidaus ir ištrauks iš tos apatijos. Tai čia korta apie tai, kad jums kažkur tai reikia to savo energiją, kurios jūs iš tikrųjų turite daug, pas jūs didelis potencialas, jūs esate ugnies stichijos patys atstovai, jūs generuojate iš vidaus, yra pas jūs daug ugnies, tai ir jums daug energijos, vadinasi, jūs sugebate sugeneruoti ir jūs sugebate ją atiduoti. Ir atiduoti ne tik savo, sakykime, aplinkoje, tai yra savo šeimos nariams, bet jūs sugebate ją atiduoti ir kažkokiem tokiem prasmingesniem darbam, apie kuriuos aš minėjau, ne? Kažkam tai dar jūs sugebate suteikti džiaugsmo, irgi įkvėpti, duoti kažką tai ir padirbėti, taip sakant, taip visuomeniniais pagrindais, bet tokius prasmingus darbus atlikti. Taip, ir sekanti korta yra 10 pentaklių, vėlgi tai yra visa šeima ir 10 pentaklių tai yra pilnatvė, 10 pentaklių tai yra ir finansinė gerovė, tai yra ir šeimos ir pagalba, parama, tai tuomet, kai, tikrai galite gauti tos pagalbos iš savo šeimos narių. Atsiprašau, tai tuomet, kai ir netgi jūs sugebate finansiškai paremti kitus žmonės, kažkas nežinau, vėlgi surinkti tą finansinę pagalbą. Sakykime taip, jeigu jūs užsidegsite kažkokią idėją, sugeneruosite idėją, jūs matysite, kad iš tikrųjų jūs pakliūvate ten į kažkokį fondą, ten kažkur tai paramos labdaros, kur reikia padėti kažkokiom ten šeimom asocialiom, arba tiem, kas
sergantiem žmonėm ar dar kažkur tai. Tai vat jūs irgi sugebate surinkti tą paramą. tą paramą suorganizuoti kažkokį dalyką, kažką tai, aukcioną, ten aš nežinau, kaip čia vadinasi, tie renginiai visokiausi, nes jūs turite labai didelį potencialą. Ir galite jūs iš tikrųjų, vat, jau, kaip aš sakau, į tie patį vangumą ir va taip, vat, jau, vat, nu, va, tai stovėti nuo viso to beprasmybės, nematyti prasmės, nes vat, jums irgi reikia kažkokio tokio jau reikalo prasmingesnio, didesnio, didingesnio. Tai va čia jūs sugebėsite tai rasti. Ir toliau šalia yra 4 lazdos, tai vėlgi aš dabar nuėjau jau į tą kryptį apie visas tas veiklas, labai išsiplėčiau, ne, apie tas visas altruistinės veiklas ir labdaringas. Bet čia jums gali sugruoti, žinot, kaip šauliai, nu, kažkam tai gali sugruoti tiesiog, vat kaip pagal. Čia yra nuosavybės įsigijimas. Nuosavybės įsigijimas. Galbūt jums pavyks, jeigu turite tokį tikslą arba ieškote įsigyti nuosavybės būsto. Nekilnojamojo turto, tai vat pagal 4 lazdas tai būna namai, tai yra būstas, tai yra nuosavas namas, tai sodyba, aš nežinau, sodo namelis, būtas, ko jūs norite, ko jūs trokštate ir va čia jau piniginių pagrindų turite va tą pinigą, ne tą finansinį pagrindą, iš kurio jūs galite įsigyti tą naują būstą, kažkokį jau jūsų išsvajotą būstą. Taip. Ir išimu 3 kaladę, šviesaus pranašo taro. Ir žiūrim, ką jums parodys šviesaus pranašo taro kaladė. Taip. Šauliai, rugsėjis. Taip, tai yra korta 9 taurės. Tai yra korta pentaklių riteris. Tai yra korta bokštas. Ir žiūrim, su kuo susijęs bokštas. Bokštas. Taip, 2 kardai. Taip, 9 taurės. 9 taurės tai vėlgi emocinis pakilimas. Tai jeigu jums pavyks iš tikrųjų arba įsigyti tą jūsų norimą nuosavybę, ar vėlgi kažkokia tai bus susijusi su ta, kaip aš sakau, labdaringa veikla, su kažkokiu tai naujų reikalų jūs įkvepiančių, tai čia jūs tikrai jausite emocinį pakilimą, euforiją, jausitės savimi patenkinti, savirealizuoti, jausitės pilnatvėje, pilnavertiški. Nu, žodžiu, irgi emocinis pakilimas. Pagal 9 taurės tai visada emocinis pakilimas. Taip, toliau yra pentaklių riteris. Pentaklių riteris tai vėlgi apie tai, kad nu, va čia yra kaip kelionės korta, taip, kaip žmogus kažkur tai ruošiasi į tolimą kelionę. Į tolimą kelionę, bet čia, vat, sekanti korta yra bokštas ir, vat, sužlunga jo planai. Kažkas tai, kaip aš sakau, pakiša koją arba tą pagalį ratus ir sustabdo. Paprastai tai irgi nuo jūsų nepriklausančios aplinkybės, tai yra tas vadinamas force majoras, kuris priverčia vat, žmonės pakeisti planus, pakoreguoti. Nu, žlunga planas kažkoks tai. Kažką jums nepavyks padaryti taip, kaip jūs tikėjotės. Arba tuo terminu, kuriuo jūs tikėjotės irgi, kad jūsų tas reikalas jau įsigyvendins. Ne? Tai va čia reikės šiek tiek palaukti, atidėti, nu vėlgi galbūt tai, jeigu jūs surasite tą būstą, tą nekilnojamąjį turtą, tą savo svajonių namą, būtą, ten sodybą, tai vėlgi šiek tiek gali tekti palaukti, nes kažkokias išlys aplinkybės, kurios jums, nu, vat, vėl sužlugdys jūsų, va, tą jau sudarytą planą ir reikės vėl kažkaip laviruoti, manevruoti ir keisti, koreguoti planus. Taip. Tai va, dar ištraukiau 2 kardai, tai vat vėlgi tie planai,
negalima bus pamatyti visų kažkokių tai tokių objektyvių argumentų ir faktų, pagal kuriuos jūs galite priimti atitinkamą sprendimą. Vėl kažkas bus paslėpta, nesimatys ir va čia korta apie intuiciją. Tuomet, kai jums reikia pasitelkti visą savo intuiciją, tą vidinį tokį išjautimą, pojūtį ir rinktis šiek tiek vataklai, nes uždarytos, užrištos akis pas žmogų ir jam reikia rinktis, tiesiog, kaip sakoma, pirštų į dangų. Taip, ir aš imu 4 kaladę, raganų taro ir pažiūrim, kaipgi pasibaigs jūsų mėnuo, mano brangus šauliai. Šauliai. Kas laukia rugsėjį. Taip, ir tai korta vėl 10 kardų. Taip, tai korta 10 taurių. Tai korta karalius kardų. Ir tai korta 5 taurės. Taip, tai 10 kardų tai yra apie tai, kad kai aš antrą kartą ištraukiu tą pačią kortą, tai byloja apie tai, kad jau ta tikimybė to įvykio padvigubėja ir jau tos įvykis turėtų tikrai šitą mėnesį pas jūs įvykti. Taip, tai čia nesikartosiu dėl to. Toliau yra 10 taurių. 10 taurių, matot, visa šeima susirinko, piknikas, visi kartu, visi kažką švenčia, labai gražiai praleidžia laiką, yra meilė, yra taika, yra harmonija, yra laimė, visi džiaugsmingi, laimingi ir patenkinti. Tai arba kažkur tai važiuosit į mėnesio pabaigą susitikimą su giminėm, galbūt čia bus giminių susitikimas. Galbūt pas jūs atvažiuos kažkas tai iš giminių, jeigu vėlgi ten jūsų tėvai ar vyro tėvai, ar kažkas tai, ar ten sesuo, brolis gyvena kažkur kitur, ar kitoj šalyje, ar kitam mieste, tai gali pas jūs atvažiuoti kaip svečiai ir va čia labai gražiai praleisite kartu tą laiką, šeimos laiką. Taip, gal čia bus jums prasigruos irgi, čia dažnai būna šeimininė šventė, gal kažkokia šventė laukia, ten jubiliejus, krikštynos, metinės, ten kažkokios vestuvių, dar kažkas, tai ir va čia reikės jums pašvesti. Ir čia va šalia yra kardų karalius, o kardų karalius tai yra oro stichijos atstovas, tai gali būti vandenis, dvyniai arba svarstyklės pagal zodiako ženklą ir va šalia su juo stovi 5 taurės, nepateisinti lūkesčiai. Tai galbūt kažkam tai iš jūsų, mano brangus šauliai, va šitą 3 kortų sugros ne taip kaip šeimininė šventė arba šeimos susibūrimas ar giminių susibūrimas, o kažkokie sugros kaip meilės reikalai, kaip santykių reikalai, nes 10 taurių tai dar yra meilė, tai yra santykiuose tokia tikrai jau aukšta meilė, tokia jau stipri meilė, ne tik įsimylėjimas ir susižavėjimas. Ir va čia iš to kardų karaliaus galbūt jūs atitinkamų tikėsitės jausmų ar poelgių ir va čia galite nesulaukti to, ko norėjote, kažkokie nepateisinti lūkesčiai. Taip, tai va aš visada ir sakau, neplanuokite, nefantazuokite kito žmogaus atžvilgių. Nemodeliuokite situacijos, kad jeigu jis mane ar ji mane myli, turėtų tą ir taip pasielgti, kaip pagal, jeigu tu mane myli, tu man ten gimtadienį padovanosi 100 rožių, ar ten jeigu tu mane myli, tai padarysi taip, kaip aš noriu. Tarkim, jeigu pas jūs vėl nuomonės neatitinka. Tai nemodeliuokite ir už kitą žmogų ir nekurkite fantazinių, tų iliuzinių kažkokių lūkesčių. Nes paskui labai yra skaudų ir žmogus lieka viduje, jaučiasi įskaudintas, įžeistas ir jaučiasi kaip prie tuos sudaužytos geldos, kaip aš sakau. Bet iš tikrųjų jis viską savo pats prifantazavo, pats ten save į iliuzijų pasaulį kažkokį nuvedė savo mintimis ir savo modeliavimu situacijos už kitą žmogų, kaip jisai turėtų elgtis, ką sakyti, ką daryti ir kaip jums
atrodo teisingai, bet, tai yra neteisingas, klaidingas požiūris. Tai to nedarykite ir nereikės tada, nuogastauti ir įsižeisti ir jaustis, nusivylusiam ar nusivylusiai. Taip, tai toks bus jūsų mėnuo, mano brangus šauliai. Prašau, laikinkite, dalinkitės video, komentuokite, kad būtų man kažkokie tai mainai energijos ir kad augtų mano auditorija. Prašau, Facebook'e dar turiu grupę Sveika gyvensena, kaip gyvenimo stilius, junkitės tenai irgi, jeigu kam įdomu, dabar esu rebefingo instruktorė ir pradedu veiklą irgi kaip rebefingo instruktorė, kaip rebeferė, darysiu asmeninės sesijas ir toj grupėje, žinoma, aiškinsiu plačiau, kas yra rebefingas, giluminis cirkuliacinis kvėpavimas, kuo šitas metodas ypatingas, kaip jisai padeda žmonėm atsikratyti visų savo neigiamų patirčių ir išsigydyti psichologiškai. Tai kam įdomu, ir rašykite ir junkitės į grupę. Kaip visada linkiu jums nuostabaus mėnesio, kad išsipildytų tik mano pačios geriausios prognozės, o neigiamos taip ir liktų tik mano žodžiais. Iki.